Kad dabar rinkoje greičiausiai vienas geidžiamiausių aparatų ir šiai dienai turbūt vienas svarbiausias dalykų tai yra servisas, ką mes turim aukščiausią lygį Lietuvoje. Turim detalių įsigijimo, jokių problemų, kas seniau būdavo turbūt bėda. Ir be abejo, aišku, turbūt įdirbis pačių prekiautojų svarbiausias dalykas šiai dienai, kad tu jokių problemų neturi. Tai reikia vieno skambučio ir viskas. Ir kiek mano aplinkoje aš beklausyčiau savo draugų, visi vienareikšmiškai kalba tik apie CF Moto. Tai aš turbūt nieko kito ir neverta ieškoti. Truputį seilė varva žiūrint į draugus, kurie, žinai, rastų rankom netampo, žolės rankomis nevelkioja, su grėbliais negrėbioja, žodžiu, šalia ir pramoga, kelis skaičius ištraukia, tasme, palieka agregatus ir mina kažkur į mišką prapūsti galvą. Nu tai taip jau gyvenime yra, kad vyrai, žinai, berniukai išlieka visą gyvenimą ir vis tiek su to mašinytėm žaisti norisi, kad kiek tų metų bebūtų. Ar 8, ar 80 greičiausiai. Kai vyras perka keturratis, mato vien tik pliusus, nėra minusų. Baig, kur minusai, žiūrės, neegzistuoja. Turbūt viso ko esmė yra ūkis, kurį reikia prižiūrėti. Tai įvairūs, pas mus nedidelis yra miškelis šalia, tai normalu, kad norisi truputėlį ir apsigenėti ir susivilti kiekvieną pavasarį išlendančius akmenius, žodžiu, lysvėse arba tam pačiam sklype, nes pakankamai akmeninga vieta. Ir žinai, po akmenuką tampyti į vieną krūvą, tą saugią pasirinkti yra reikalų. O kai tu turi transporto priemonę ir nesinori kažkokio tai traktorių, ar ten bobketo, o universalumu mes visi žinom, kaip pasižymi keturračiai, tai vienintelis tai sprendimas ir buvo. Mano svajonė išsipildžius. Aš jau nekalbu apie dar 2 vyriukus va iki čionais augančius, kurie, žinai, žinau, kad nuostaba turės iki žemės graibimo, nes mano jaunėlių iš vis buvo 3-4 metai svajonė taupyti tik ant keturračio. Tai, žinot, galva taip, kaip sakyti, iškvaršinta tuo, kad aš pats įtikėjau, kad ir man to reikia. Aš kažkaip po to labai pasilgau. Vieni pirmųjų turbūt Ryga tų senųjų mopedų, kurie taip gyvindavo širdį. Pagaliau sugrįžta į mano kiemą šventę ir žinau, kad maksimaliai išnaudosiu šitą transporto priemonę, kuri man tiek padės ūkyje, tiek pabėgti nuo visų operinių, muzikinių reikalų, sceninių, kurie kartais tikrai vargina. Ir žmonėms reikia tos teigiamos energijos, o kaip tu jas gali pasisemti? Tai gamtoj su savo turbūt aistra. Iš esmės, Moto Rider salonas tai yra tokia Simpsonų pradžia, tas kur debesis sako, Simpson, tai kainiai čia. Tai va tas pojūtis, žinai, čia aš turėjau senai būti, čia, žinai, čia mano vieta. Net greičiausiai pats reikliausias gali surasti savo tai, ko reikia. Žinai, aš net tik tai klausiau, gal net turit savo brando CF Moto dantų krapštukus. Turbūt tik tai to tetrūksta čia, nes realiai viskas, visa infrastruktūrai viskas apgalvota. Įvairios lyžios užsikelti ant priekabos transporto priemonė, kepurės, aksesuarai, nu tasme, ką tik tai nori. Greičiausiai turbūt ir trumpikė surastum su CF Moto, kurios yra termo. Tai, žodžiu, žinau, fantazijai čia yra kur pasireikšti. Aš jau nekalbu apie kitus brandus, kurie čia egzistuoja, kurie pasaulyje yra įsitvirtinę ir kalba už savo kokybę labai senai ir tapė ne vieno vyro svajonę. Aš kažkaip turbūt jaučiu, kad čia, nu, tokia bus mano, kaip tik tai bus į Kauną važiavimas dabar, tai aš jau žinau, kur dar reikės užsukti. nes vis tiek vis laik kažko vis prireikia, žinai, o sezonas jisai labai keičiasi dažnai. Reikia kažkokių pašiltinimų, dar kažko, tai daiktažodžių vis niekada nebus gana, žodžiu, kokių priekabų, labai greitai tu čia, čia. Tik tai reikia noro, o noro jo labai yra daug, aš net bijau. Ir kažkaip, ačiū Dievui, kad mano žmona liko mašino dirbti ir jinai nemato, koks aš čia ir kaip aš čia pasikeičiau, kas pasidaro su akimis su vyru, kai papuola į tokią vietą. Tai gal ir likim prie tos paslapties, žinai, ir čia gal žmonos nevešiu niekada.